Visų pirma, labai rekomenduoju atkreipti dėmesį į santechniką, kokybišką, gerą santechniką, kuri nepakeis spalvos, nesusibraižys ir ilgai jūs džiugins. Rekomenduoju PVD dangą, kuri yra atspari braižymui, korozijai, rūdims. Kalbant apie plyteles, tikrai labai rekomenduoju, jeigu renkatės išraiškingą raštą, nepagailėti ir įsigyti XXL plyteles, kurios būtų nuo grindų iki lubų. Tokiu atveju turėsite žymiai gražiau išlaikomą raštą ir akį tikrai daugiau džiugins negu išraiškingo rašto mažesnės plytelės. Sienų dažai taip pat turi ypatingą reikšmę. Tikrai labai rekomenduoju pasirinkti kokybiškus, atsparius ir gero atspalvio dažus. Grindys. Tai žinoma, grindis, kaip ir praeitame video kalbėjau, reikėtų rinktis pagal jūsų gyvenimo būdą. Tai žinoma, labai rekomenduoju klijuojamą vinilą, nes jisai yra labai plataus panaudojimo, labai atsparus, jį galima klijuoti ir vonios kambariuose, išlaikant vientisumą ir netgi jeigu tai yra mažesnė patalpa, tai jinai vizualiai atrodys didesnė. Jeigu jums patinka namai su prisiminimais, namai su istorija, namai su gyvybė, tai labai rekomenduoju rinktis natūralų parketą, natūralų medį. Namams suteiksite šiltumo, jaukumo, natūralumo.